Ką žinau, nebent labai gerai treniruoti iš tikrųjų. Galbūt kažkiek reikėjo tokių varžybų, sakykim, po naujų metų, kad, sakykim, kad likom tam pačiam keliai įrodyti. Šiausiai toks varžovas, sakykim, 9 atvažiavo, jie nėra išlošę, iš tikrųjų, aišku, jie įtampos nebuvo prieš varžybą, sakykim, jie galbūt tikėjomės, kad atsipalaidavę žais geriau biškį, bet mes iš tikrųjų žaidėm šiandien gerai. Paprasčiausiai jie dar biškį tampės pradžioje, paskui manyčiau pavargo ir neįmanoma, jiem 9 laimėti prieš mus tikrai. Dabar pasidaręs rungtynės iššūkį. Kaip manai, kas svarbiausia? Doktoras dar ateis, ne? Manyčiau, galbūt nusiteikimas iš tikrųjų. Aišku, mums jo netrūksta, bet iššūkio visai žaidė kitaip. Čia palaiko 10 000 žiūrovų, sakykim, ir visai pasiruošimas, sakykim, kitoks ir užjuda labiau, o iššūkiui pačiam tenka labiau užsivest, nes nėra papildomos, sakykim, tokios motyvacijos prieš savo žiūrovus, bet iš tikrųjų, manau, kad susikopsime ir jeigu gerai išanalizuosim kelis laiką, manau, kad viskas bus gerai.